trečiojo alfa vyras mokymo etapu mes grinai nagrinėjom, kaip susipažinti su grupėmis, kaip jas užkalbinti, kaip vystyti pokalbį. Nes vyras praėjęs pirmąjį, antrąjį alfa vyras mokymo etapą, jis ryžtasi trečiajam ir visgi nebūna aišku, kai tarkim būna 3 merginos ar 4 sėdinčius. Ir būtent šiuo mokymo etapu aš grinai nubraižau situaciją vyrui, jį įmetu į tą situaciją, žiūriu, kaip jis mąsto, kaip jis elgtųsi prieėjęs prie moters, prie moterų būtent grupės, kaip jis sugebėtų tą draugę arba tą tiesiog patinkančią moterį atitraukti nuo jos draugų. Ir visa tai yra išbandoma grinai praktikoje. Vyras prieina, susipažįsta su moterimis. Iš pradžių, trečiam etape susipažindama su 2 moterimis, dažniausiai sėdinčiomis, nes jų energiją taip yra lengviausia kontroliuoti. Ir grinai čia matosi yra Giedriaus mokinių, štai čia yra Augusto prie 2 merginų priėjimas. Yra sunkiau prieiti prie einančių moterų. Būtent šiuo etapu yra išmoksta tiesiog vyras, kaip reikia prieiti, stabdyti, bendrauti su 2 merginomis. Kaip tą vieną merginą atitraukti nuo kitos draugės ir nuvesti pokalbį į tikslą. Gauti jos kontaktus, bet ne bet kokius kontaktus, o tokius, kad ta moteris keliautų su tavimi į pasimatymą. Vėliau, kada vyras išmoksta su 2 merginom elgtis, einama prie 3, prie 4 moterų grupės. Tai nėra svarbu, bet čia yra jau reikalinga lyderių savybės. Lyderių savybės, kurios yra grinai aiškinamos šiuo 3 alfa vyras mokymo etapu. Kai išmokstama su 3 moterim grinai, tada einama į vadinamas miksinės grupės, kada yra vyras toje grupėje. Ir būtent ten Airinas pasakoja psichologinės žinias, kaip sutarti su tuo vyru, kaip padaryti jį bendrašalininką tavo ir kaip padaryti, kai jis norėtų kaip tik tave pakviesti į savo grupę, kad tu susipažintum. Taigi čia šis etapas reikalauja kiaušų, kaip aš vadinu. Ir jeigu tu klausaisi trečiam etape, tu gausi rezultatus. Visi vyrai, kas dirba, kas stengiasi, gauna rezultatus ir išmoksta elgtis su grupėmis. Nes mes žinome, jog graži moteris niekada realiai nebūna viena. Jinai būna arba su drauge, arba su keliomis draugėmis, ar netgi su vyru toje grupėje. Todėl mokėjimas elgtis tokiuose socialinėse situacijose yra labai būtinas dalykas. Mokymų metu, kokią mes medžiagą nagrinėjom, grinai kaip įsilieti į merginas, kurios švenčia kažką, kaip laimėti bet kurią konkurencingą kovą su vyrais, kaip neleisti moterims tavęs atstumti, kaip pasimti kaip liūtas, ką tu nori, kaip klube būti geriausio pasirinkimo moterims, kaip atitraukti moterį nuo jos draugių, kaip būti atsipalaidavusiu, pasitikinčiu savimi, kaip nesudaryti įspūdžių, jog tu klube spauksai į jas ir žemini taip savo vertę, ir ką būtent prie moterų reikia sakyti, kokio bendravimo jos iš tavęs nori. Baigę šį alfa vyras mokymų 3 etapą, tu turėsi labai didžiulį pasitikėjimą savimi. Tu įsiliesi į grupę, tapsi dėmesio centre. Tu sugebėsi nuvesti savo pokalbį į tikslą. Tu mokėsi atitraukti moterį nuo jos draugių. Tu patiksi jos draugėms. Jos tiesiog norės tave kviesti į savo grupę, kartu švęsti. Joms bus gera būti šalia tavęs, nes tu turėsi puikų humoro jausmą. Tu turėsi tą pasitikėjimą savimi, apie kurį svajoja visi vyrai.